būtent yra labai didelė prasmė tame. Mums reikia kalbėtis gyvai, ne per socialinius tinklus, ne per telefonus. Mes tikrai turim nedaug erdvių, kur galime be pykčio ateiti pasikalbėti su protingais pašnekovais. Ir būtent festivalį nuo pradžių, nuo Birštono dalyvauju, visada yra labai įdomu ir klausytis, ir kalbėtis. Geras oras, geri žmonės, daug šypsenų, geros emocijos, įdomios diskusijos. Ir tai didina tikrai mūsų valstybės atsparumą, nes išdiskutuotos temos, pasverti argumentai, nuomonių pasikeitimas daro mus daugiau žinančiais, stipresniais, atsparesniais. Mažiau yra daugiau. Tai toks paradoksas yra man pačiam ir tokį paradoksą aš matau tokiuose festivaliuose. Man atrodo, kad festivalis būtent yra labai tokia tinkama erdvė apskritai pasikalbėti, išsikalbėti. Ypatingai Lietuvoje, kur yra stipriai moderni, šiuolaikiška ir priekį žiūrinti valstybė, labai svarbi tokia diskusijų tradicija. Man atrodo, po truputėlį pratinamės kalbėtis viešai, tai yra kalbėtis nebijant, kad tave girdės. Nebijoju, kad bus ir kitais metais, o galiausiai tai taps tradiciniu Vilniaus metų kalendoriniu renginiu.